Badavimas. Šių laikų madingas pasirinkimas, ar iš tikrųjų verta tai rinktis. Kiekvieną dieną gaunu iš savo pacientų klausimą, argi badavimas nėra vertingas. Badavimo stovyklos, badavimo savaitgaliai, viena diena bado per savaitę, ar tai yra vertingas pasirinkimas? Iš tikrųjų, tikrai ne visiems. Kas tikrai negali badauti? Žmonės su hormonų disbalansu, skydliaukės sulėtėjimu, turintys insulino rezistenciją ar gliukozės svyravimus, moterys su nereguliariomis menstruacijomis, menopauzės simptomais, žmonės su stipriu stresu, nemiga, nerimo epizodais, visi, kurie kada nors turėjo valgymo sutrikimų ar emocinio valgymo tam tikrų epizodų. Paaugliai, nėščiosios, žindančios ir vartojantis vaistus nuo spaudimo, diabeto, psichikos sveikatos gerinimo. Nes badavimas kelia kortizolį, kelia stresą, lėtina skydliaukės veiklą ir išbalansuoja nervų sistemą. O jeigu tavo kūnas ir taip pavargęs, badauti jam yra smūgis, ne pagalba. Dar svarbiau, tai yra psichologinė žala. Apie tai beveik niekas nekalba, o man tai kritiškai svarbi tema. Badavimas labai greitai iškreipia santykį su maistu. Žmogus pradeda galvoti, kad maistas tai kažkas, ką reikia užsitarnauti, kad valgymas turi būti kontroliuojamas, kad jeigu per daug suvalgiau, turiu įsivalyti, tai yra pavojinga spiralė, kuri veda į kaltę, baimę, persivalgymą ir dar didesnį nusivylimą savimi. Ir kai nors kartą gyvenime save suribojame, kūnas visada atsiims ir primins apie tai. Vakarais ateina nevaldomas alkis, emociniai priepuoliai, noras greitai kompensuoti plūdusi alkį. Socialiniuose tinkluose užtenka vieno žymaus žmogaus, kuris pasako, man pagražėjo oda, aš atjaunėjau ir visi bėga daryti tą patį. Niekas neparodo tų, kurie po savaitės bado neatsikelia iš lovos arba kuriems sutrinka ciklas, krenta energija, išbalansuoja emocijas, prasideda persivalgymo ciklai. Mada visada graži tik iš viršaus, bet nematome, kas vyksta viduje. Šiuolaikiniam žmogui, skubančiam, lekiančiam yra paprasčiau nevalgyti arba persivalgyti. Yra sudėtingiau valgyti reguliariai, maistą subalansuotą ir saikingai. Ir būtent badavimo, tylos stovyklos ir visokie kitokie retrytai yra įsigelbėjimas žmogui, kuris įsisukęs kaip voverės rate. Bet iš tikrųjų išeitis yra asmeninės sveikatos mentorystė, tai yra ėjimas kartu, atlikus anamnezę, išsiaiškinus kompleksinę sveikatos būklę tavo, mes galime kiekvieną dieną eidami kartu už rankos žingsnis po žingsnio turėti geresnę sveikatą, susigrąžinti norimą kūno svorį ir turėti rezultatą visam gyvenimui, o ne tik tai bado periodui. Teik į asmeninę sveikatos mentorystę ir jos metu tu susigrąžinsi save.